Labadiena, esu Jūratė Juškaitė, Lietuvos žmogaus teisų centro direktorė. Ir šiandien turėsim pokalbį apie smurtą prieš moteris ir mergaitės internete arba kitaip kibernetinį smurtą dėl lyties. Pokalbį pavadinome "Internetas meta iššūkį lyčių lygybei". Na ir trumpa įžanga apie pokalbį. Vis daugiau laiko praleidžiame internete, tačiau tyrimai rodo, kad internetinė erdvė moteriams yra nemažiau pavojinga nei realybė. Kibernetinis persekiojimas, keršto pornografija, neapykantos nusikaltimai lyties pagrindu, kaip anglakalbiai sako, you name it. Ir pokalbio metu planuojame aptarti šios klausimus, kas yra kibernetinis smurtas ir kokias rūšis įvardija ekspertės, kokios strategijos naudojamos siekiant menkinti moteris, kodėl seksizmas nebaudžiamas, o ne už neapykantos kalbą lyties pagrindų gresia baudžiamoji atsakomybė. Ir man labai malonu šiandien pristatyti mūsų pašnekoves, tai yra Dovilė Filmanavičiūtė, įvairių socialinių projektų iniciatorė ir dalyvė, rinkodaros profesionalė. Labas, Dovilė. Labas visiems. Socialinių mokslų daktarė Jolanta Reingardė, Europos lyčių lygybės instituto tyrimų ir statistikos grupės vadovė. Sveiki, Jolanta. Sveiki. Monika Guliakaitė-Danisevičienė, Lietuvos žmogaus teisų centro teisininkė, neapykantos kalbos ekspertė. Labas, Monika. Sveiki. Pokalbis yra transliuojamas Lietuvos žmogaus teisų centro paskyroje Facebook'e, tad kviečiu komentarų skiltyje užduoti klausimus, pasidalinti savo pastebėjimais, komentarais. Pabandysiu šio pokalbio metu juos sekti ir perduoti pašnekovėms, prelegentėms. Nebejoju, kad jos atsakys įdomiai, tad tikrai raginu naudotis galimybę. Na ir dar paskutinis vadinamasis namų tvarkymo dalykas, kurį turiu paminėti, tai kad šis pokalbis yra tarptautinės akcijos 16 aktyvizmo dienų prieš smurtą prieš moteris dalis. Akcija, kaip žinome, prasideda lapkričio 25 dieną, kai yra minima tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris diena ir tęsiasi iki gruodžio 10, kas yra tarptautinė žmogaus teisų diena. Na, ir renginio partneris yra Europos lyčių lygybės institutas. Taigi, turi maždaug 45 minutės. Kimbom į darbą ir Jolanta, tada pradėsiu nuo jūsų. Kaip jūs apibrėžtumėt, kas yra kibernetinis smurtas dėl lyties, na ir kokias smurto rūšis išskiria ekspertės ir ekspertai? Taip. Labą dieną dar kartą. Kibernetinis smurtas dėl lyties tai tiesiog dar viena smurto forma ir čia yra keletas aspektų, kuriuos svarbu paminėti. Visų pirma, kad tai yra smurtas dėl lyties, tai reiškia, kad yra nukreiptas į moterį dėl to, kad ji yra moteris arba nuo kurio neproporcingai daug nukenčia moteris. Tai yra būtent tas dėl lyties paaiškinimas. Dabar pats kibernetinis smurtas tai yra toks smurtas, kuris yra įvykdytas arba prie kurio įvykdymo didžiąją dalimi prisideda informacinės komunikacijos technologijos arba, kuris pasunkėjo arba smurtas pasunkėjo dėl naudojimos šiomis technologijomis. Tai yra apibrėžimas, kuris yra pateiktas neseniai Europos komisijoje pasiūlytoje direktyvoje dėl kovos su smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje. Ten yra išskiriamos 4 pagrindinės kibernetinio smurto formos. Tai yra pirmiausia, dalymasis intime arba manipuliuota medžiaga be asmens sutikimo. Tai yra, kuomet prieinama prie kito asmens intymių vaizdų, vaizdo įrašų ir jais yra dalyjamasi be to asmens sutikimo. Taip pat vaizdų arba vaizdo įrašų kūrimas ir manipuliavimas tą informaciją taip pat be asmens sutikimo. Tai yra viena labai ryški ir labai aiški yra smurto forma. Antras, tai yra persekiojimas kibernetinėje erdvėje. Ir čia mes turime irgi tokį apibrėžimą, tai būtų persekiojimas, kuris reikštų, kad ilgą laiką yra vykdomi grasinimo, bauginimo veiksmai kito asmens atžvilgiu, nuolatinis kito asmens stebėjimas ir taip pat priėjimas prie medžiagos dalymosi su trečiais asmenimis, skatinant tuos trečius asmenis pasijungti į tą visą persekiojimo ir grasinimo kontekstą. Dabar trečia smurto forma yra priekabiavimas, bet kibernetinėje erdvėje ir čia jau yra prieš kitą asmenį nukreipto trečiųjų šalių išpuolio inicijavimas, čia jau labai aiškiai yra trečiųjų šalių įtraukimas į veiksmą ir
smurto ar neapykantos kurstymas kibernetinėje erdvėje. Tai čia tie vadinami neapykantos nusikaltimai. Dabar norėčiau paminėti dar vieną smurto formą, ji nėra apibrėžta naujai pasiūlytoj direktyvai, bet yra taip pat labai svarbi ir jie itin būdinga jaunesnio amžiaus vaikams, mokykloje ypač, tai yra patyčios kibernetinėje erdvėje. Ir čia aš turiu tokią statistiką, ji galbūt jau yra šiek tiek pasenus, bet mes labai gaila, bet neturim visiškai naujų duomenų, nes iš tikrųjų panašiai apie 15% Europos Sąjungoje mergaičių 15 metų amžiaus patiria patyčias kibernetinėje erdvėje žinučių pagalba. Ne vaizdų, bet žinučių. Ir Lietuvoje šis procentas yra daugiau negu 2,5 karto didesnis. Tai yra 26%, kas 4 mergaitė nurodo patiriant patyčias. Lietuvoje patyčių problema apskritai yra labai aktuali, o kibernetinis smurtas mes tiesiog turim jį įsivaizduoti, kad tai yra tas pats. Iš esmės tai yra tasa tų problemų, kas vyksta fiziniai erdvėje ir fizinio kontakto metu, tai čia tik yra perkeliama į kibernetinę erdvę. Ir dabar kartu, sakykime, su pandemijos iškilimu ir tų visų skaitmeninių įrankių, kompiuterinių technologijų naudojimu, tai praktiškai atsiranda labai labai palanki terpė šitiem nusikaltimam plisti. Aš tada dar norėčiau papildomą klausimą užduoti, kaip tokį paaiškinamai, jūs įvardijote 4 smurto formas, tai yra dalymasis intymia medžiaga, persekiojimas, priekabiavimas, neapykantos kurstymas ir dar pridėjote, kad reikėtų turbūt kalbėti ir apie patyčias, bet turbūt beveik kiekvienas mūsų klausytojas, žiūrėtojas internete paklaus, kodėl mes kalbame apie lytį ir lyties aspektą, nes tos smurto formos atrodo, jos bent jau iš pažiūros atrodo universalios ir jos neturėtų būti lygtai siejamos su lytim. Gal yra kažkokios statistikos, kodėl mes apie tai kalbam? Tai būtent, tai vėlgi yra labai svarbu pripažinti, kad tai yra smurtas dėl lyties, nes vėlgi, kaip aš ir minėjau, tai yra, kad nukreiptas dažniausiai yra moteris dėl to, kad yra moteris ir neproporcingai daug moterų nuo jo kenčia. Ir aš jums minėjau statistiką apie patyčias, tai čia mes turim iš tikrųjų irgi didžiulį skirtumą, nes berniukai, bent jau kaip rodo statistika, jie irgi patiria patyčias kibernetinėje erdvėje, bet tai nėra, sakykime, taip paplitę. Bet, pavyzdžiui, kiti duomenys, pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėsime į priekabiavimo kibernetinėje erdvėje, tai čia irgi labai išsiskiria didžiulis skirtumas pagal tą paplitimą tarp moterų ir vyrų. Ir mes, akivaizdžiai matom, kad būtų, neįmanoma suvokti šitos problemos pilnai ir išsamei ir imtis tam tikrų prevencinių veiksmų, jeigu mes neįvertintum tai, kad tai yra lyties pagrindų irgi vykdomas nusikaltimas. Taip pat reikia pripažinti, kad lytis čia kartu veikia tokioje labai kompleksinėje irgi sąjungoje su visom ir kitom charakteristikom. Pavyzdžiui, aš turiu duomenis, kad kibernetinis smurtas, pavyzdžiui, yra itin paplitęs jaunesnio amžiaus merginų tarpe nuo 16 iki 29 metų, bet čia aišku taip pat yra susijęs su jų didesniu naudojimu, skaitmeniniais įrankiais ir galbūt jų skaitmeniniais įgūdžiais labiau išvystais. Bet pavyzdžiui, taip pat tarp tų moterų, kurios turi tam tikrą negalią ir jeigu jos, sakykime, internete irgi bando kažkokią poziciją išdėstyti irgi, tai tampa ne tik lytis, bet ir negalia tampa tuo taikiniu, kuomet jos yra žeminamos ir niekinamos. Lygiai taip pat, sakykime, seksualinė orientacija gali lygiai taip pat tapti tuo taikiniu, kuomet, sakykime, jeigu mergina atvirai, viešai pasako apie tai, tai irgi dar, reiškia, provokuoja dar didesnę smurto bangą. Tai aš siūlyčiau į tą problemą, tai žiūrėti irgi į lyties, tą tokį labai kompleksinį santykį su kitom nelygybės formom, kurios veikia išvien ir tuomet aišku, tai tampa dar labiau sunkinančiom aplinkybėm, kai dar prisideda visokios kitokios charakteristikos. Ir dar turėkim tokį vieną dalyką irgi galvoje, kad šiaip dar yra visuomenė ir tam tikros profesinės grupės, kurios yra žymiai didesnį rizikoje patirti kibernetinį smurtą. Pavyzdžiui, yra tokia globalinė organizacija, Tarptautinė moterų parlamentarių sąjunga. Ten, pavyzdžiui, ten duomenys įrodo, jau
gana globaliu mastu surinkti duomenis, kad 8 iš 10 moterų parlamentarių patiria nuolatinį kibernetinį persekiojimą. Reiškia, kuomet jos išreiškia savo poziciją viešai arba kartais griežčiau formuluoja savo tam tikrą nuomonę, jos yra atakuojamos kibernetinėje erdvėje ir mes galime įsivaizduoti, kokios tai gali būti pasiekmes. Galbūt kai kurios užtildo, kai kurios jau nebenori iš viso dalyvauti, jūs suprantat, politikų ir panašiai. Žurnalistės. 4 iš 10 žurnalisčių pagal Europos transliuotojų asociacijos duomenis savicenzūruoja, peržiūri savo tekstus, ką rašo vien dėl baimės patirti smurtą. Ir mes žinom, kad kas antra mergaitė pagal OECD duomenis lygiai taip pat neišreiškia savo viešos pozicijos internete, nedalyvauja debatuose ir diskusijose, renkasi poziciją pasitraukti iš viešosios erdvės dėl to, kad bijo smurto. Tai pasekmės yra gana rimtos, dėl to tai yra izoliavimas, užtildymas gana ženklios populiacijos dalies. O turint galvoj, kokia įtakinga ir paveikia yra viešoje erdvėje, formuojant viešą diskursą, politikams siekiant suvokti, kuo visuomenė gyvena ir kokios yra visuomenės nuotaikos, tai įsivaizduokim, kad ženkli dalis visuomenės tame jau nedalyvauja vien dėl baimės patirti smurtą. Tai mano akim žiūrint, tai yra labai labai rimta problema. Taip, tai labai ačiū už įžangą. Jūs, Jolanta, paminėjote apie neapykantos nusikaltimus dėl lyties. Tai aš šitoj vietoj Monika kreipiuosi. Kaip tu apibrėžtum, kas yra tie neapykantos nusikaltimai dėl lyties, nes mes dažniausiai galvojam, kalbam ir matom tikrai labai daug seksizmo viešoje erdvėje, prie ko mes tuoj pereisim, bet kur brėžtum skirti tarp seksizmo ir kur tai yra jau neapykantos kurstymas, kaip tai, sakykime, būtų galima apibrėžti pagal Lietuvoje galiojantį baudžiamąjį kodeksą ir kur turėtų būti ta riba? Tai pirmiausia, norėčiau pradėti nuo to, kad neapykantos kalbos kaip tokios mes apibūdinimo, apibrėžimo įstatyminėje bazėje neturime, tačiau ji yra suprantama kaip viešas informacijos skleidimas raštu, žodžiu, paveikslėliais, įvairiais plakatais, skleidimas informacijos, kuria yra tyčiojamasi, niekinama, kurstama, diskriminuoti ar skatinama neapykanta tam tikrai pažeidžiamai asmenų grupiai, kuri gali būti susijusi lytimi, rase, kilme, seksualinė orientacija, negalia ar kita. Tarp jų šitų grupių akivaizdu, jog yra lytis, nors gana sudėtinga kalbėti apie neapykantos kalbą ar neapykantos nusikaltimus dėl lyties, nes jie yra retai kada atpažįstami. Mes irgi su kolegomis diskutavome, kad dažnai yra tam tikras normalizavimas šio klausimo, nes mes taip dažnai susidurime su seksizmu viešoje erdvėje ir atrodo, kad tai yra tarsi tapusi norma, kurią mes praleidžiame pro akis. Dažnai diskutuojant apie neapykantos kalbą yra aptariama riba tarp neapykantos kurstymo ir žodžio laisvės ir akivaizdu, jog tai yra labai svarbi diskusija, nes žodžio laisvė yra demokratinės visuomenės pagrindas, bet žodžio laisvė nėra absoliuti ir jau baigėsi ten, kur prasideda neapykantos kurstymas, ką patvirtina ir Lietuvos Respublikos konstitucija. Tai panaši diskusija tam tikra prasme gali būti ir tarp skirties apie ką galėtume pavadinti seksistinę kalbą ir seksistinę neapykantos kalbą. Tai vienoje pusėje turime seksistinę kalbą, kuri gali neturėti neapykantos kurstomo elemento, tačiau ji taip pat daro žalą. Tai engia moteris jas marginalizuojant. Pavyzdžiui, suaugusias moteris vadinant mergaitėmis, taip numenkinant jų statusą, indėlį ar žinias. Tobulas pavyzdys, kurį turbūt daugelis turėjo galimybę pamatyti, tai buvo verslininkas Gudelis laidoje Lietuva kalba. Ir tada kitoje pusėje turime seksistinę neapykantos kalbą arba neapykantos kalbą dėl lyties. Tai tokia kalba yra smurtinė, priešiška ir prievartinė. Seksistinė neapykantos kalba gali pasireikšti įvairiomis formomis, tiek internete, tiek ne internete, ypač aukos kaltinimu ar pakartotinė viktimizacija. Vadinamoju slut shaming, kurį mačiau ekspertė Akvilė Giniotė siūlo versti į kekšinimą, kūno gėdinimą, keršto pornografiją, brutaliais ir seksualizuotais grasinimais nužudyti, išprievartauti ir kitaip smurtauti.
Dėl savo pavojingumo jai turėtų būti skiriamas specialus institucijų dėmesys, taip pat ir visuomenės, bet kartu taikomos specialios priemonės, skaitant baudžiamą arba administracinę atsakomybę. Aš čia trumpai, jeigu galiu pertrauksiu. Iš principo, kalbi kol kas ar ne tokiais bendrais apibrėžimais, bet koks būtų komentaras, jeigu, sakykime, dabar mūsų klausosi kokia nors arba koks nors aktyvus žmogus ir pamato internete komentarą ir galvoja, okei, tai čia yra, žinai, diskriminacijos skatinimas, kažkokių stereotipų skleidimas, kur atrašau komentarą ir pasakau, kad man tai nepatinka arba neįdomu tokias nesąmonės skaityti, bet kur yra ta riba, žinai, koks tas komentaras galėtų atrodyti, nes aš pati asmeniškai, kai galvoju, pavyzdžiui, apie neapykantos kurstymą, nežinau, prieš žydus, prieš kokią nors tautybę, prieš, pavyzdžiui, seksualinę orientaciją, tai tos mintis ir tie vaizdiniai apie siuntimą į kažkokias kameras ar susidorojimą, jos labai greitai ateina ir tu supranti, kad tai yra baudžiamojo nusikaltimo objektas. O kas čia galėtų būti ir kaip tai atrodo? Aišku, aš čia neagituoju susakyti pavyzdžius, bet vis dėlto, kad aiškiau žmonėms būtų, apie ką mes iš tikrųjų kalbam. Jo, tai pavyzdžių konkrečių gal nesakysiu, nes iš tikrųjų neturiu tokių labai akivaizdžių, bet iš esmės, ką mes matome internete, tu gerai sakai, kad pavyzdžiui, su tam tikromis tautinėmis grupėmis yra tam tikri siejami veiksmai. Pavyzdžiui, su žydais tai yra holokaustas, holokausto neigimas, tam tikri smurtiniai veiksmai, kuriuos mes labai natūraliai atpažįstam, kad tai yra neapykantos kurstymas. Neapykantos kalba čia sudėtinga taip greitai viską apimti, bet iš esmės ji ne tik yra nukreipta į smurtavimą ir į tam tikrą naikinimą žmonių, jinai yra skirta ir kurstyti tam tikrą diskriminaciją. Tai pavyzdžiui, komentaras apie tai, kad moteris visokios, kokios ir anokios neturėtų būti politikoje, jos negeba, pavyzdžiui, valdyti valstybės ir jos apskritai turėtų būti virtuvėje, iš esmės skatina diskriminuoti moteris dėl jų lyties ir jos yra diskriminuojamos ir taip skatinama, pavyzdžiui, nebalsuoti už moteris, nedalyvauti politikoje, ką iš esmės ir lemia tam tikrą ribojimą jų dalyvavimą viešoje erdvėje. Dėkui, aš tada noriu į Dovilę kreiptis. Dovilė, tu esi žmogus, kuris turbūt iš čia 4 sėdinčių šitame pokalbėje daugiausia laiko praleidė internete. Dėl to, kad influenceriai, dėl to, kad turbūt gauni daug ir žmonių komentarų ir pasisakymų. Kiek tau atrodo pirmiausia smurtas dėl lyties apskritai aktualus dalykas, kiek tu jo matai ir kiek tu labiau sakytum, kad yra daugiau, galbūt seksistinių komentarų, nesusipratimo, o kiek labiau tokių dalykų, kurie peržengia ribas? Aš stengiuosi mažinti laiką internete ir turbūt, kad seksistiniai komentarai ir smurto skatinimas lyties pagrindų galėtų būti viena iš tų priežasčių, kodėl aš taip norėčiau daryti, bet juokas juokais, aš komunikacijos lauko žmogus ir taip kaip aš matau situaciją, tai turbūt nebus taip profesionalu ir moksliška, kaip kalba Jolanta arba Monika, bet iš tokio visiškai absoliučiai empatiško pajautimo, aš manau, kad mes su internetinė erdvė Lietuvoje turim didžiulių ir tokių turbūt jau taip greitai nebepataisomų problemų. Seksizmas visų pirmiausia toje erdvėje, aš dažniausiai su juo susiduriu turbūt tokiam buitiniam lygmenį, nes nežinau, kad neatrodytų taip tik tai abstraktus svaičiojimas iš mano pusės, tarkim, šiandien ryte perskaičiau žurnalisto Andriaus Tapino tekstą apie tai, kad Gabrielius Landsbergis neva nuvažiavo pas Zelenskį apsirengęs kaip mokyklos marozas, jeigu aš tiksliai cituoju. Ir tada ten pasipylė tokia komentarų lavina besišaipančių ir besijuokiančių žmonių, kurie sako, kad turbūt žmona lagamino neperžiūrėjo ir nesukrovė ir, žodžiu, daiktų nepatikrino. Tai kai kam tai gali atrodyti sarkazmas ir juodas humoras, bet man atrodo, kad čia visai neblogas pavyzdys, kalbant apie tai, kokia kultūra apskritai skaitmeninėje erdvėje Lietuvoje yra susiformavusi ir taip įsibujojusi, kad iš tikrųjų tai tokie laukiniai vakarai, kur nebeaišku, kur yra riba, nebeaišku,
kiek mes galim sau leisti, o kur jau reiktų sustoti. Dabar kiekvienas atėjęs socialinius tinklus neva turi teisę pasakyti savo nuomonę ir tada, ką be atsidarytum, tu matai, kad, nežinau, nuo to, kad mūsų valdžioje dirbančios moteris apskritai yra nekompetitingos, kaip Monika sakė, ir neturi teisės tą darbą daryti, iki to, kad yra nuolat kaltinamos aukos, nuolat yra prikaišiojami kažkokie fiziologiniai, adhominiam dalykai moterims ir taip toliau ir panašiai. Tai nežinau, aš suprantu, kad mes gyvenam demokratinėse visuomenėse ir kad cenzūra turbūt yra kita kategorija, apie kurią lyg ir nesinorėtų taip pat kalbėti, ar ne, nes mes ne Minskas ir ne Maskva ir nežinau, ne Šiaurės Korėja. Bet kad vis dėlto viskas yra įgavę tokį pagreitį, kad aukos visų pirmiausia net neįsivaizduoja, nuo ko reikėtų pradėti, kad rasti bent kažkokios elementarios, nežinau, teisininkų, psichologų, IT specialistų pagalbos, iki to, kad turbūt yra dalykų, apie kuriuos mes net nepagalvojam, todėl kad lyg ir tai mūsų neliečia. Tarkim, ten, nežinau, galėčiau čia nukrypti į lankas dėl perdėto vaikų atvaizdų naudojimo internete ir tada juk akivaizdu, kad tos mergaičių nuotraukos atsiranda, kurios gal neturėtų atsirasti ir vyksta dalykai, kurie matyt tikrai būtų apibrėžiami jau baudžiamojo kažkokio tai kodekso lygmenį. Ir baigiant tuom, kad vėlgi turbūt yra skirtingos auditorijos moterų, kurios tikrai galėtų papasakoti bent po vieną pavyzdį, kuris vėlgi net nebebūtų jau tas buitinio seksizmo pavyzdys, bet būtų tai, apie ką Monika galėtų kalbėti. Nežinau, jeigu taip irgi truputį konkretizuojant, aš pažįstu ne vieną garsią moterį, į savo privačių žinučių skiltį socialinių tinklų paskyrose gauna pornografinio pobūdžio nuotraukų, vyriškų lytinių organų, selfių, čia gal taip galėčiau pasakyti, kad ir kaip čia dabar taip, gal irgi iš humoro serijos skambėtų, bet jos nuolatos susiduria su to turinio gavimu, tokiu visiškai kažkokiu kabinėjimusi ir turbūt, kad tai būtų galima net seksualiniu priekabiavimu įvardinti, bet aišku, vėlgi, aš neteisininkė, tai toj Monika man per nagus duos. Ir baigiant tuom, kad mano pažįstami žmonės auginantis paauglius vaikus nebežino žodžiu, kaip plaukų nuo galvos nebenusiplėšti, nes yra kuriamos, nežinau, atskiros grupuotės skaitmeninės, kuomet ten, nežinau, koks nors Snapchatas dabar į galvą ateina, kuomet nevaldomi vaikai ir susikūrė paskyras ir apskritai susirašinėja žinutėmis, komentuoja ir daro tokius dalykus, kurie irgi matyt jau kažkaip turėtų būti reguliuojami. Tai aš turbūt labiausiai, jeigu taip apibendrinant, ką aš noriu pasakyti, tai man labiausiai neramu yra visų pirma turbūt dėl to buitinio lygio, nes čia ir prasideda ta amžina diskusija, o kur ta riba. Ir aš kažkaip paskutiniu metu esu įsikandus tokį visiškai elementarų paralelę tokią, kuri man labai aiškiai padeda suprasti, kur jau čia ta riba yra peržengta, kai aš pabandau į tam tikras situacijas statyti savo hipotetinę dukrą. Ir tada matyt, kad ir mums, kurie apie tai diskutuoja, ir tiems, kurie tai kursto ir dalyvauja tame, turėtų kažkaip truputį ribos siaurintis ir turėtų gal kažkokie visai kiti horizontai atsiverti. Nes būtent nuo tos kultūros, nuo viešosios erdvės, absoliutaus agresijos kažkokio tai kunkuliuojančio katilo, prasideda turbūt tiesus kelias į tai, kad jeigu galima jiems, reiškia galima mums visiems. Ir ar sakyti, jog bobos kojos trumpesnės tam, kad jinai stovėtų prie dujinės, ar sakyti, kad Armonaitę, Šimonytę ir Čmilytę reikėtų pastatyti prie sienos ir sušaudyti, man atrodo, kad tie žmonės jie nebejaučia, kur čia ta takoskyra. Ir vis dėlto, jeigu dar kažkas bando socialiniam kampanijom kalbėti apie tai, kad internete turėtų kažkokia elementari higiena egzistuoti, aš vis dėlto norėčiau jau, kad kokie nors konkretus precedentai atsirastų tam, kad kažkam nesunieštėtų tie nagai daryti tuos dalykus, kuriuos dabar mes visi vieni kitiems darom. Ačiū, Dovilė. Aš priminsiu, kad galite užduoti klausimus, parašyti savo komentarus ir pastebėjimus
Lietuvos žmogaus teisų centro paskyroje Facebook'e. Matau, kad yra stebinčių pokalbių, tačiau kol kas niekas labai neskuba įsijungti. Viskas tvarkoja, bet jeigu kiltų klausimų, tai pirmin. Aš dar, Dovilė, tokį follow-up klausimą norėčiau užduoti. Kiek tau rezonuoja ta mintis, ką Jolanta pasakė, kad iš tikrųjų visos tos problemos, kurias tu įvardinai, išstumia moteris lauk iš viešosios erdvės, kiek tu gali su to tapatintis ir kiek tau tai atrodo aktualu arba neaktualu? Aš taip pati turbūt iš tos tvirtų mergaičių kategorijos ir manęs taip paprastai nepastumsi, bet aš tikrai turbūt savo atžvilgiu esu skaičiusi komentarų, kad, žinai, per garsiai juokauja, per dažnai savo nuomonę reiškia, kas čia jas vadovėmis skiria ir taip toliau ir panašiai. Ir man atrodo, kad jeigu vėlgi aš į savo vietą pastatyčiau savo hipotetinę dukrą, kuri dar tik tai besiformuojanti asmenybė ir jai tenka dalyvauti tokioje erdvėje, tai matyt, kad nebesinori nei kažkuom dalintis, nei kažkur komentuoti, nei kažkokiose diskusijose dalyvauti, nei galų gale mes čia šiaip taip truputį nušoksiu, bet man atrodo irgi visai neblogas pavyzdys apie tai yra tas, kad sekmadienį važiuodami iš Kauno su vyru diskutavom apie tos viešojo lauko žmonės ir ypatingai merginas, kurios kiekvieną mielą dieną absoliučiai nepamatuotų agresijos pliūpsnių savo pusėn susilaukia. Ir aš jo klausiau, sakau, bet tai kaip jos motyvuoja save keltis ryte ir iš viso kažką daryti? Nes velniop, tu kažkur turbūt dirbi tyliai savo kūrybinį arba nebūtinai kūrybinį darbą, vadybinį, galvos, žodžiu, aukščiau vandens neiškeli ir ramiai savo be jokio smurto ar kažkokio seksizmo skatinimo savo atžvilgių gyveni. Tai jis bandė mane įtikinti, kad this is the part of the job. Bet jeigu mes turbūt visi vadovausimės tokiu požiūriu, tai tada galėsim bet ką sakyti ir nebus turbūt nei Seimo vadovėmis, nei ministrėmis pirmininkėmis, nei kitomis ministrėmis moteris, kurios juk turėtų visų pirmiausia būti sutinkamos pagal kompetencijas, bet dėja yra nuolat aptarinėjamos jų kostiumėlių spalvos, šukuosenos, amžius, šeimininė padėtis, vaikų turėjimas arba neturėjimas. Ir čia dabar aš kalbu apie tą politinį lygmenį, betgi mes, nežinau, aš galiu turbūt grįžti vėl prie savęs ir sakyti, o aš galiu daryti karjerą dėl to, kad susilaukiau vaiko, ar vis dėlto jau reikėtų grįžti į virtuvę ir nekišti nosies pro duris, nes viskas, aš jau mama, ar ne? Arba jeigu aš likčiau namie, tai turbūt vėlgi turėčiau atlaikyti laviną apie tai, kad tai tosgi ten su tom išgimdytom smegenim. Ir tai yra vėlgi tas buitinis lygmuo, kuris paskui turbūt nusirita iki to, kaip Jolanta sakė, smurto fizinio, jau to realaus smurto, ar ne? Ir tos kultūros vėl, kad pati kalta ir taip toliau, ir taip toliau. Čia toks užburtas ratas, kur aš galvoju, gal apskritai internetą išjungti visiems reikia kuriam laikui. Galėtų būti vienas įsprendimo. Aš vis išjunginėjau garsą šitą transliaciją, nes man, kad jinai pabudo, tai jeigu išgirsite pašalinius garsus, tai labai rimtai nereaguokit. Noriu prie Monikos dar grįžti. Iš tikrųjų, Dovilė pasakė nemažai tokių pavyzdžių, kurie iš tikrųjų labai rezonuoja. Aš pati neseniai Delfi paskelbiau tekstą apie civilinę sąjungą ir, tiesą pasakius, seniai toks vakarėlis Lietuvos žmogaus teisų centro paskyroje bevirė, tiek referuojant į seksualinę orientaciją, tiek į lyties išraišką, tiek apskritai į suprantamą ir priimtiną lytį. Tai kaip tu manytum, kas pirmiausia žmonės motyvuoja apskritai apie tai kalbėti, kodėl mes turim, tokį, sakykime, ne pačios gražiausios, švelniai tariant, išraiškos pliūpsnius. Ir Dovilė iš tikrųjų užsiminė apie tai, kad jau mes turėtumėm kalbėti arba iš tikrųjų prieinam ribą, kur reikėtų kažkaip ribas brėžti, ar ne? Kad kažką reikėtų su tuo daryti. Tai kas yra įmanoma ir kas yra galima šitoje vietoje daryti esant dabartiniam aplinkybėm ir esant dabartiniams įrankiams, jeigu taip galima pasakyti?
Tai pabandysiu viską nuo pradžių, dar norėjau pasidalinti savo asmeniniu pavyzdžiu. Aišku, daug tenka dirbti su neapykantos komentarais internete, tai turiu užsiauginusi tam tikrą storą odą, bet kai paskelbiu komentarą apie sutikimą lytiniams santykiams, irgi gavau komentarą, kad ar mano vyras leido man Danisevičienę pasivadinti viešoje erdvėje ir aš esu prostitutė ir kekšė. Žodžiu, man sunku įsivaizduoti atvejį, kada vyro komentaras, kad ir ta pačia tema būtų kvestionuojamas lygiai taip pat kaip mano komentaras, kuris iš esmės yra nulemtas mano lyties. Niekas nieko, atrodo, neturi atsiklausti nei kokia pavardė, nei kokia mano nuomonė, bet iš esmės viskas yra suvedama į lytį. Ir dar tyrimai rodo, radau, kad nuo 63 iki 82% moterų yra patyrusios priekabiavimą smurtą internete ir tai iš tikrųjų lemia ir savicenzūrą, ir tam tikrą atsitraukimą nuo viešosios erdvės ir negalėjimą ir ribojimą dalyvauti lygiavertėse diskusijose. Tai kalbant apie tai, ką galim padaryti, tai yra keli būdai. Jeigu matote, kad tai yra tikrai neapykantos kurstymas, kuris užtraukia baudžiamą atsakomybę, tai rekomenduoju iš karto kreiptis į policiją, tai galima padaryti tiek gyvai, tiek pranešant internete policiją. Jeigu nesate tikri, norite pasikonsultuoti arba norite gauti nevyriausybinio organizacijų pagalbą, tai kreipkitės į alternatyvę platformą manoteisės.lt /pranešk. Lygiai taip pat tam tikri seksistiniai pareiškimai galėtų būti lygių galimybių įstatymo turinio klausimas, sakykime, tai galėtų būti priekabiavimas ar seksualinis priekabiavimas tiek darbe, tiek paslaugų teikimo srityje, tuomet reikėtų kreiptis į lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą. Pamačius komentarus internete, svarbu irgi neužsimerkti, pranešti apie juos administratoriui arba tai vadinant reportinant arba ištrinant, jeigu tai yra jūsų siena, tiesiog, kad neleistume tai neapykantai sklisti toliau ir svarbu iš tikrųjų ir apie tai kalbėti. Tai, ką mes šiandien irgi darom, kad tai nėra normalu, kad mes to nepriimam, kad svarbiausia, kad tai atkreiptume dėmesį, nes tai jau tapo tam tikra norma ir tiesiog nurašome jai patyčių kultūrai. Man dar dėl ko labai liūdna, pridedant prie Monikos, tai turbūt tai, kad tas seksizmas ar buitinis, ar labiau ar mažiau išreikštas, jis netgi yra etaloniniam tokiam lygmenį įsigalėjęs. Ir jeigu aš kalbėčiau per savo profesinę prizmę, pavyzdžiui, komunikacijos, tai kaip mes galim nesitikėti šitos kultūros bujojimo, kai didžiuliai prekės ženklai, pavyzdžiui, ar ne, komunikuoja absoliučiai seksistinės žinutes ir visiems tai atrodo normalu ir visiems tai atrodo juokinga ir moters lyties organų bulvių traškučiai yra super cool, todėl kad taip pakilo pardavimai, o pirmas kartas akių patikrai irgi yra taip super juokinga, nesgi tik N18 ir kai tu supranti, iš ko visą tai gimsta, kad vėlgi galėtumėm nukrypti visą male gaze diskusijos turbūt pusę, ar ne, kad mums turbūt kultūriškai taip yra, beje, nepatogus kinas, mano turbūt topas pastarųjų metų Seksas kamera gale, pasakojantis apie tai, ar ne, kaip prie seksizmo ir prie moters vaidmens visuomenėje yra kinas, tarkim, holivudinis prisidėjęs, ar ne, tai kai tai yra taip giliai, tai internetas turbūt tampa tik tai medija priemonė, kur dar nevaldomai šitą kultūrą auginti ir kultūrą turbūt paversti jau netgi konkrečiais baudžiamojo kažkokio proceso pavyzdžiais, tik tai jie dar nepasiekia kažkokios, tai nežinau, teismo salės arba kitos konkrečios vietos, kur moteris galėtų sulaukti realios pagalbos, o kitos moteris negalvotų, kad, taip yra ir dabar čia reikia su tuo susitaikyti, nesgi visos turbūt gauna kažkokių nešvarių svetimų penių nuotraukas savo privačių žinučių dėžutes ir visasgi čia stumdo už tai, kad jų kostiumėlio spalva yra rožinė ir jos nuvažiavusios į islamo šalis neužsidėjo burkos ant galvos. Tai čia turbūt tai dar irgi viena liūdnoji dalis apie tai, kad mes netgi į kokį sluoksnį pažiūrėsim, bet sakau, tas intelektualus, protingų, šviesių žmonių sluoksnis lygiai taip pat tai kultivuoja, didžiuojasi, juokiasi, skatina ir visi jaučiasi, kad niekas jiems tos ribos neužbrėš, nes čiagi
laisvas žodis ir demokratinė šalis. Aš tada dar klausimą, Jolantai, mes iš tikrųjų dar maždaug 10 minučių turim. Man būtų labai įdomu, ar formuojasi kažkokia ES vizija. Iš tikrųjų, jūs užsiminėt apie direktyvą ir mes suprantam, kad tas buvimas internete, ypač po pandemijos, jis yra smarkiai išaugęs ir jis turbūt nesikeis, nes persikelia ir paskaitos, ir įvairūs socialinės interakcijos į internetą ir tas laikas didėja. Jauni žmonės daugiau praleidžia laiko arba apskritai neįsivaizduoja savęs nebuvimo tinkle. Ir jūs irgi užsiminėte apie tam tikras naujas tokias formas, kurias turbūt, galbūt vyresnės, jeigu galima tai pasakyti, kartos, įskaitant ir mane pačią, mes jau su tokiais dalykais nesam susidūrę ir jų nebūtinai atpažįstam. Tai vis dėlto, ar turime kažkokią viziją, arba bent jau galvojame, kur galima būtų judėti, nes problema matyti augs ir stiprės? Taip, aš su labai labai dideliu nerimu stebiu tokį reiškinį. Jis, aišku, galbūt nėra toks visiškai naujas, bet jau koks geras 10 metų tai tikrai plinta. Tai labai struktūruotos, organizuotos ir gerai finansuotos pastangos kurtos vadinamus antilyčių lygybės judėjimus. Ir Europos komisija yra atlikus ir parlamentas nemažai tyrimų. Visi keliai veda į tam tikrus autoritarinius režimus, kurie deda labai daug pastangų ir organizuotų pastangų, kad skleisti šitos neapykantos nusikaltimus. Mes turim suprasti, kad susidorojimo su pavieniais komentatoriais arba jų sulaikymas, užkardymas, dar kažką, man atrodo, kad čia yra lengviausias uždavinys, bet kaip šitame globaliam multikultūriniam pasaulyje, kai tie tinklai praktiškai yra globalūs ir leidžia tokio labai daug neapykantos anoniminės klaidos, kai tie profiliai yra neaišku, kas ten slypi už tų profilių, kas yra tie komentuotojai ir kaip jie yra organizuoti, va čia, man rodos, turi būti didžiulė jau čia ne tik nacionalinės valstybės, bet kartu ir ES kaip institucijos pastanga, kaip užkardyti šitos kibernetinius nusikaltimus. Ir kai mes sakom kibernetiniai nusikaltimai, žmonės dažnai masto tai kaip tam tikro galbūt įsilaužimas į banko paskyrą, valstybinių institucijų paskyrą, bet tie patys nusikaltimai juk yra ir neapykantos kurstymo nusikaltimai. Pavyzdžiui, yra tos incel vadinamos bendruomenės, kuriuose jauni vyrai mobilizuojasi, organizuojasi kibernetinė erdvė ir kurių pagrindinis tikslas yra mizoginijos ir neapykantos prieš moteris skleidimas. Ir jie tą daro labai organizuotai ir jie yra labai gerai finansuojami ir jie savo tinklą plečia žaibišku greičiu. Ir tai, ką mes šiandien stveriamas už galvos ir galvojam, kad kaip čia yra, iš kur tai, kas tai lemia, tai mes turim suvokti, kad tai yra tam tikri sisteminės, gerai organizuotos pastangos, kurios turi būti identifikuotos ir kaip su to kovot. Aišku, čia yra institucijos turintis tam tikrų veiksmų ir yra netgi įsteigtos kibernetinio saugumo agentūros, kurios bando identifikuotos tuos visus tinklus ir kas ten už jų slypi ir iš kur tas finansavimas ateina, kas juos remia. Bet man atrodo, kad dar yra nepaprastai sunku ugdyti tą atsparumą jaunų žmonių ir mokyklose, kiek to ugdymo, to kibernetinio atsparumo linkme jauni žmonės gauna. Aš nenoriu nuvertinti mūsų švietimo sistemos, bet turėkim galvoje, didžioji dalis mūsų mokytojų yra gana pagyvenusio amžiaus. Mes žinom, kiek jos susidūrė pačios, sakykime, mokytojos. Dažniausiai, kuomet reikėjo persijungti tą kibernetinę erdvę ir mokymą vykdyti. Suprantat, kartais trūksta elementarių įgūdžių prisijungti prie tam tikrų platformų, jau nekalbant apie tai, kad jos personalas ugdymo net nevaldo tų žinių tiek, kad galėtų ugdyti tą atsparumą jaunų žmonių, kurie suprastų, kad pavyzdžiui, kokia yra grėsmė susijusi su GPS, tų navigacijų naudojimu, arba išmaniųjų laikrodžių naudojimu, arba
naudojimo išmaniųjų namų programomis, juk visos tos programos gali būti mūsų sekimų ir stebėjimų ir informacijos apie mūsų rinkimų. Žinot, aš pati gal priklausau tai privilegijuotų išsilavinusių žmonių kategorijai, bet aš labai daug ko nesuprantu, nei kaip veikia mano kamera, nei galbūt ją kartais reikia išjungti, uždaryti, kažkokiu būdu nesinaudoti tam tikrom aplikacijom arba atsijungti. Žinot, čia yra visas atskiras pasaulis ir mūsų jauni žmonės apie tai negauna informacijos. Aš jau nekalbu apie lytiškumo švietimą, čia yra didžiausia gėda. Lietuva priklauso viena iš tų šalių, kur mūsų tas švietimas yra toks, žinot, nežinau, man sunku pasakyti, bet man rodos nėra jo išskyrus tam tikrus biologinius ten aspektus, bet kad ten būtų kalbėjimas apie kažkokias lyčių normas, stereotipus, kas yra seksizmas, kas yra mizoginija, tai to nėra. Tai vat jauni žmonės išeina į pasaulį, lytiškumo supratimas stereotipinis, skaitmeniniai įgūdžiai, dėl to, reiškia, atsparumas arba bandymas kažkaip saugotis ir savo erdvę apginti ją irgi yra gana minimalus. Ir tuomet mes turim visas šitas organizuotas pastangas, kurios ateina iš Rusijos, iš Latino Amerikos, iš Kinijos. Ir labai organizuotos pastangos kovoti prieš vakarų vertybės, skatinti visokių kraštutinių radikalių dešiniųjų judėjimo atsiradimo, prieš šeimą, prieš lyčių lygybę, prieš moterų pasikeitimus, prieš žmogaus teisės. Jie yra labai tikslingai veikia tą linkme. Ir labai gaila, bet mes jų pasiekmes Europoje jaučiam labai aiškiai. Viena vyriausybė po kitos krenta ir praktiškai mes matom tam tikrą politinių jėgų persiskirstimą ir jos nebūtinai yra draugiškos lyčių lygybei. Taip, tai iš tikrųjų gal bandant apibendrinti ir rezimuoti šitą pokalbį, tai iš tikrųjų mes matom ar ne tų anti-gender judėjimų išplitimą, kuris yra susijęs tiek su lyčių lygybė, bet labai stipriai ir su LGBT teisėmis, ypač translyčių asmenų teisių bandymus riboti. Taip pat matom, kad viena vertus ar ne, galim kalbėti apie tam tikrų idėjų importą arba importavimą sąmoningą. Tačiau kita vertus, turbūt verta sakyti, verta referuoti ir tai, ką Dovilė sakė, kad mūsų nuostatos nėra pasikeitusios ir kad net ir dalyje išsilavinusių žmonių seksistiniai bajeriukai arba seksistinis mąstymas iš principo yra priimtinas, nereikia kol kas nieko importuoti. Ir tada turim trečią momentą, kuris yra susijęs su internetu ir apskritai viešąja erdvė, tai yra žodžio laisvės klausimas ir tos žodžio laisvės ribojimas arba neribojimas. Tai kaip jūs šitoje visoje makalynėje arba esant visom šitom sudedamosiom dalim matytumėt pokyčius arba ką galima būtų padaryti, nes atrodo galime tiktais arba stipriai riboti prieigą prie interneto arba apskritai prieigą prie žodžio laisvės, arba atrodo, kad tas traukinys tiesiog važiuoja nuo kalno ir jokių stabdžių ir tiesiog... Žiūrim, kas bus. Man atrodo, kad internetas ir tai, kas jame vyksta, yra tik tai rezultatas ir tol, kol mes, kaip Jolanta sakė, nepradėsim rūpintis švietimu, pradedant nuo to, apie ką ir kaip yra šviečiami mūsų vaikai, baigiant tuo, kiek mes patys internetinė prasme esam raštingi ir net internetinė, emocinė prasme, kaip mes esam raštingi, nežinau, kiek empatiški mes esam, kokioj stadijoje yra mūsų visuomenės emocinė sveikata. Yra turbūt N+K sudedamųjų dalių, kurios taip neviniojant į vatą yra absoliučioj, kaip čia dabar nenusikeikus, bet tikrai dugne Lietuvoje ir tol, kol mes nesusitvarkysim su savo emocijom, empatija, švietimu, edukacija, tai turbūt nepadės jokios diskusijos ir nereikės nei Latino Amerikos, nei Kinijos, nei Rusijos tam, kad tos tokios pakankamai turbūt radikalios vietom ne tik seksistinės, bet ir rasistinės politinės jėgos staiga imtų viršų ir tada diktuotų kažkokias naujas kryptis ir mums, ir visoms toms šalims, kuriuose tos vyriausybės krinta, kaip Jolanta sako. Tai turbūt čia yra baisiausia, kokie mes
kokie mes visi emociškai sergantis esam, kad tos agresijos kaip iškrovos būdo moterų atžvilgių ir ne tik turbūt, ir vaikų, ir ką mes paimtumėm, kad jos mums taip reikia šitos iškrovos. Tai matyt, kad, o dar pridėkim ir sveikatingumo dalykus ir tikrai, aš kai sakau išjungti internetą, tai gal labiau netgi, čia juokiuosi, bet labiau turiu galvoje mintį apie tai, kad kartais gal reikia išeiti ir miško maudynėse sudalyvauti tam, kad paskui nesinorėtų smurtauti prieš nieką, ne tik prieš moteris. Monika? Aš sutinku, kad lytiškumo ugdymas yra raktas į šviesesnę visuomenę, čia taip labai vaizdžiai tariant, ir tą mes matom iš tikrųjų ir kitose temose, pavyzdžiui, seksualinio smurto tema, sutikimas, kokią visuomenės atgarsį sukėlė šitas klausimas, tai čia yra akivaizdu, jog mums trūksta žinių, trūksta to lytiškumo ugdymo, kurio mes absoliučiai negauname. Ir aišku, aš iš savo teisininkės perspektyvos, tai matau, jog akivaizdu, kad švietimas yra ilgas procesas ir mes šiuo metu tai, kas jau yra, kas dabar kursto neapykantai internete, tai lytiškumo ugdymas nieko per daug nepakeis. Dėl to man norisi visuomenės ir valstybės institucijų reakcijos, tiek kiek yra, tai ką apima baudžiamasis kodeksas, kad tai, kas yra numatyta, turėtų būti baudžiama. Ir aišku, baudžiamoji atsakomybė yra paskutinė priemonė, bet jinai taip pat turi funkciją prevencijos ir švietimo. Tai tam, kad parodytume, kad tokie veiksmai nėra tinkami, jie nėra skatinami ir jos reikia vengti ir kuo greičiau užkardyti, tai atrodo, kad turėtų būti ir didesnis institucijų dėmesys tam ir tam tikros sankcijos ir atsakas. Jolanta, jūsų kokios įžvalgos būtų? Taip, aš labai norėčiau, kad viskas keistųsi iš apačios į viršų, kad mūsų visuomenė kažkaip tai sugebėtų taip augti, kad mes kažkaip atrastumėm resursų keistis kaip visuomenė. Bet aš bijau, kad taip neįvyks. Tai yra du keliai. Stambulo konvencijos ratifikavimas ir naujai pasiūlytos direktyvos priėmimas. Jos abi apibrėžia šitos dalykus kaip nusikaltimus. Žmonės turi suvokti, kad tai yra nusikaltimai, kad bus sankcijos už tai, kad bus bausmės ir didelis dėmesys abiejuose dokumentuose skiriama prevencijai. O kai mes sakom prevencija, tai taip, valstybė turi investuoti prevenciją ir vienas iš jų yra švietimo. Aš bijau, kad be teisinio reguliavimo nieko nebus. Nes per 30 Lietuvos, daugiau nei 30 nepriklausomybės metų, beveik viskas, kas Lietuvoje buvo pasiekta lygių galimybių arba nediskriminavimo srityje, tai buvo dėl to, kad buvo priimti tam tikri teisės aktai. Niekada nebuvo taip, kad visuomenė kažkokiu tai būdu susiprotėtų ir sustiprėtų iki tiek, kad mes sakytumėm, kad mums nereikia kvotų, mums nereikia to, mes esam brandi visuomenė. Aš bijau, kad mes negalim tiek laukti, nes čia bus šimtmečiai. Labai skaudu tą sakyti, bet mums tiesiog to reikia. Mums reikia tokio iš viršaus nuleistų tam tikrų sprendimų, kurie padės mums kaip visuomeniai susitvarkyti su šitom problemom. Ir tuomet galbūt ateis toks laikas, kai mes sakysim, tai jau nebesvarbu, nes mūsų visas mąstymas pasikeitė tiek, kad mes neteisė dabar, kaip sakant, yra mūsų ta gairė ir direktyva, bet mūsų kažkokia tai moralinės nuostatos ar dar kažkas. Arba suvokimas to, kas yra teisinga, kas yra neteisinga. Bet iki tol, kol mes prieisim iki to, aš manau, kad reikia tiesiog... Proanūkiai užaugs. Ja, yra du labai stiprus dokumentai. Jie jau yra parengti ir tai reikia tiesiog politinės valios juos ratifikuoti. Tai politinės valios iš tikrųjų labai palinkėsiu mūsų politikams tiek Stambulo konvencijos lauke, tiek ir kitose turbūt laukuose. O dar pasinaudosiu tą pačią progą, kadangi šiandien kalbėjom nemažai apie švietimo reikšmę ir naudą, tai noriu labai pakviesti gruodžio 9 dieną į Nacionalinį žmogaus teisių forumą, kuriame bus daugybė diskusijų apie aktualius žmogaus teisių klausimus ir viena iš diskusijų vadinasi žmogaus teisės dezinformacijos taikiklyje, kaip atskirsime
grūdus nuo pelų, tai toje diskusijoje daugiau tokio koncentruoto dėmesio skirsim vadinamiesiems antigenderiniams judėjimams, kaip šių judėjimų kuriamo žinutės ir freimai yra importuojami tiek į mūsų valstybę, koks yra santykis ir kaip čia nustatyti, kur čia yra tos jau egzistuojančios nuostatos, kur yra tų nuostatų paskatinimas, užaštrinimas ir kaip tai konvertuojasi į politinius sprendimus ir taip pat į politinius judėjimus, kokius mes Lietuvoje pastaruoju metu stebėjome ir matėme. O šiandienai ačiū labai kalbėjusioms, ačiū Dovilei Filmanavičiūtei, ačiū Jolantai Reingartai, ačiū Monikai Vilekaitai Danisevičienei. Tikiuosi, tiems, kas klausė, buvo įdomu. Mes šio įrašu būtinai pasidalinsime su savo sekėjais Facebook'e, atsisukit, pasižiūrėkit ir tikiuosi, rasit kažką įdomaus, o tam kartu iki. Ačiū, iki. Viso gero.